Sveiki, brangus žiūrovai ir klausytojai. Sveiki visi, kas pasiilgote vienintelės ir nepakartojamos tokios rubrikos Lietuvos interneto padangėse Sielos klyksmas, kurioje aš dalinuosi ne savo skausmu, o kuriame aš dalinuosi svetimų skausmų ir žinoma, po ilgos pertraukos man be galo malonu, kad Sielos klyksmą su jumis mes vėl išgirsime, klausydamėsi Sielos klyksmo va štai šitos nuostabios krasatulios pumpaškiukės rusni pizda maikutę nešiojančios Vilmos Fioklos Kiurės. Bet prieš tai, draugai mano, truputis neįkyrios reklamos. Tam, kad stebėti mano pasisakymus, mano kalbas, mano video nuolatos naikinamuose YouTube kanaluose, jūs tiesiog suveskite į YouTube paiešką Ragelskis ir tuomet išsirinkite, kas jums aktualu ir bus jums ir mano nuoroda į bent jau tą kanalą, kuris tuo metu yra aktyvus. Šiuo metu aktyvus yra kanalas Uždraustas Rajelskis. Pažiūrėsime, kiek ilgai temps šitas kanalas, kiek mes ilgai su jumis bendrausime, bet bent jau kol kas jisai veikia. Daugiau negu 500 prenumeratorių yra kanale ir maža to, jūs jau galite tapti ne tik prenumeratoriumi, jūs jau galite užsiregistruoti ir tapti rėmėjų tiesiai čia YouTube'e, nuspaudę mygtuką Join. Taip, ar norite prisijungti prie šito kanalo, reiškia, ar jūs norite savo darbinių eurų, darbinių rublių, darbinėmis kronomis, darbinių dolerių tapti ne šiaip palaikytojų, ne šiaip geranoriškų, taip plekšnotojų per petį, bet ir prisidėti prie realios veiklos. Na, o kiti būdai, tai yra Patreonas, patreon.com, /LDNA platforma, arba PayPalas, paypal.me Ragelskis. Na ir po kiekvienų video taip pat yra sąskaita eurinė Britanijoje, kad toliau nuo mūsų nuostabių Svetbankių ir Švedbankių. Ir taip pat kitos nuorodos PayPalo, kur ten galima pasirinkti lygį, ne lygį, o dydį, periodiškumą ir taip toliau. Žodžiu, viskas, draugai mano, ką mes galime pasidaryti, mes turime pasidaryti patys. O dabar pereiname prie Sielos klyksmo. Taigi, jungiame nuostabiosios Vilmos Fioklos Kiurės Facebooko puslapį. Atleiskite, aš antraštės nerodau, kad manęs paskui Rusijoje neapkaltintų terorizmo skatinimu ir rėmimu, kadangi antraštė tenai yra Vilmos Fioklos Kiurės fondelio rekvizitai, kuriuos jinai renka pinigus skirtus žudyti rusams, o rusai už tokią veiklą, pinigų rinkimą jų žudimui, kažkodėl kelia baudžiamasias bylas ir teisia žmonės. Ir teisia ne tik tuos, kurie tenai pervedinė pinigus, bet ir tuos, kurie aktyviai skatina tai daryti. Ir todėl, kad man nereikėtų aiškintis, jog aš nieko tokių neužsiimu, vat ir nerodysiu ten tų rekvizitų esančių. Bet Vilma Fiokla Kiurė aš jums būtinai parodysiu ir jinai čionai kabės vat savo nuostabių veidų, nuostabią povyzą demonstruodamasi. Taigi, apie ką klykia Vilma Fiokla Kiurė? Prieš 4 dienas Vilma Fiokla Kiurė paskelbė: susiėmiau ir pažiūrėjau Jekaterinos Orlovos laidelę iki galo. Ir aš, žinokite, šoke, kaip ji meistriškai sugeba manipuliuoti ir galiausiai apsimesti auka. Nors auka šiuo atveju esu aš. Aš stengiuosi perteikti Vilmos Fioklos Kiurės emocijas ir Vilmos Fioklos Kiurės intonacijas. Žinoma, aš nesu Vilma Fiokla Kiurė ir nedatempiu iki to gilaus emocinio spektro jos visų šitų
niuansų kalboje, bet jau tiek to. Laidelė, apie kurią kalba Vilma Fiokla-Kiurė, jinai yra YouTube'e, Jekaterinos Orlovos kanale. Aš ją susiieškojau, nes man užsifiksavo pavadinimas viršelyje. Oni vam ne Vilma į valdas. Jekaterina Orlova, oni vam ne Vilma į valdas, nors pats vadinasi šiek tiek, gerai, čia Orlovas, kurie irgi kovoja prieš rusus, irgi nekenčia rusų ir Putino. Tiksliau kalba, Putino ir Rusijos, žodžiu, kovotoja tokia. Taip, Orlova Katė, jeigu sutrumpint, jeigu jos nikneimas, o šiaip tai Jekaterina Orlova, žodžiu, susirasite, jeigu jums įdomu šitas jos video, 38 minutės, kurių metu jinai dergėsi iš Valdo Bartkevičiaus garsiojo lentvario šūdniečio ir myžančio ant paminklų, renkančio pinigus nevatai Ukrainai ir statančio, plečiančio lentvario gerbūvį, apstatydamas lentvarį naujomis ekonominėmis būdomis, kurias paskui nuomoja. Ne visos jos ten yra jo vardu, kai kurios ir svetimais vardai, kažkam yra užrašytos, ten giminėms turbūt, mamai, gal tėtė ir panašiai. Tai va, Jekaterina Orlova jau buvo padavusi Vilma Fiokla-Kiurė į teismą ir teisme kaltino ją šmeižtu ir žeminimu. Teisme buvo pasirašyta taikos sutartis, pagal kurią Vilma Fiokla-Kiurė turėjo savo Facebook'e paskelbti suderintą su Jekaterina Orlova tekstą atsiprašymo ir paneigimo, turėjo pašalinti nurodytus video, kuriuose jinai teršė ir dergė šventą Jekaterinos Orlovos aureolę. Na ir taip tasai teisinis procesas pasibaigė, bet dabar Vilma Fiokla-Kiurė raunasi toliau ir tikriausiai turės dar teisminių procesų, kurie jau nesibaigs taikos sutartimi. O kad Jekaterina Orlova dėjo, taip sakant, Vilmai Fioklai į žabtus, norėjau sakyti, į paširdžius. Jinai nepatingėjo, o pasiknyso, susisiekė su banditais, kurie uždarbiauja karo Ukrainoje, kaip čia, pagrindu, imituodami rusų tautos kovą prieš Putino režimą. Tai yra, Rusijoje paskelbtais ir jau galbūt ir nuteistais teroristais, vadovaujančiais savo teroristiniai organizacijai. Ir kaip tam, kad iš jų lūpų gautų patvirtinimą ir įrašytų tą patvirtinimą į kamerą ir parodytų visam pasauliui, kad Vilma Fiokla-Kiurė ir Valdas Bartkevičius meluoja apie tai, kad rinko pinigus šitai teroristiniai grupiai, taip vadinamai Rusijos savanorių korpusui. Jų pikapui šito korpuso teroristinio vadui ir dar ten kažkam. Ir šitie du veikėjai, kuriuos matote šalia Jekaterinos Orlovos stovinčios viršelyje, šitas Hantas kažkoks banditas ir kitas banditas Denisas, jie į kamerą Orlovai patvirtino, kad Valdas Bartkevičius ir Vilma Fiokla-Kiurė absoliučiai nieko bendro su jų korpusu neturi ir paramos jiems nerinko ir neteikė. Ir viską, ką jie darė jų vardu, neva jiems, tai yra savavališkai ir iš jų nugaros padaryta, su jais nederinant. Kad Vilma ir Valdas įkyriai lindo tam, kad kartu su jais nusifotografuoti ir paskui naudojo tas bendras fotografijas tokiam reikalui.
Ir šitą istoriją pasigavo Skirmantas Malinauskas, kuris jau mėgsta pašikti ant Bartkevičiaus ir Fioklutės ir irgi juos apdarkė. Ir dabar Vilmutė į visą tai yra priversta reaguoti. Taigi, tai mane tie veikėjai nutempė į teismą už šmeižtą, kabutėse, ir būtent man daromas spaudimas. Tai aš patiriu moralinę, reputacinę ir finansinę žalą. Tai yra tipinis SLAPP atvejis, kai teismai, skundai, grasinimai bylomis ar reikalavimai atlyginti žalą naudojami tam, kad žmogus būtų nutildytas, išvargintas, įbaugintas ir priverstas daugiau nebekalbėti viešojo intereso klausimais. Mano atveju nebekalbėti apie rusų pasaulį, kabutėse, nacionalinį saugumą bei Rusijos žiaurumus Ukrainoje. Štai įsivaizduojate, moteriškė, taip sakant, užsirovė ant kitos moteriškės, kuri už ją yra ir talentingesnė, ir dantingesnė, ir labiau, taip sakant, landesnė. Ir dabar skundžiasi, kad ją skriaudžia, kad ją bando užtildyti, kad visa tai yra susidorojimas, pridenginėjant rusiškai pasaulį. Toks strateginis teisinis spaudimas prieš viešą kalbėjimą ypač dažnai taikoma žurnalistams, aktyvistams, žmogaus teisų gynėjams ir visiems, kurie viešina nepatogią informaciją. Čia mano atvejis, draugai mano, už tai, kad aš filmavau Bulbo Maidano Nedo perversmininkus ir grioviau jų propagandos kuriamą vaizdelį. Jie visomis išgalėmis kartu su lietuvių nekenčiančio labiau negu lietuviai jo prokuroru Justu Lauciumi man fabrikavo ir kurpė bylas, taip, bylas ikiteisminius tyrimus ir dabar apeliacinėme teisme yra vyniojama nuo 20 metų pabaigos prasidėjusio ikiteisminio tyrimo byla. Tai Vilmutė tiesiog rauda mano ašaromis ir nieko keista, kad aš esu tiesiog įpareigotas, tai kad aš jaučiau nenugalimą moralinę pareigą paklykti kartu su ja. SLAPP tikslas – sukurti žmogui tokią kainą už viešą kalbėjimą, kad kitą kartą jis pats save cenzūruotų arba būtų visiškai sužlugdytas. SLAPP tai yra abreviatūra reiškianti teisinį persekiojimą ir spaudimą žurnalistams, aktyvistams ir visuomenės veikėjams už bandant juos nutildyti. Jie tam tokią susikūrė savo ir bando pritempinėti, kad jeigu teismas įvertina, kad tai yra SLAPP elementas tokios veiklos, keliami teisiniai ieškiniai ar ikiteisminiai tyrimai, tai argumentas yra juos atmesti. Bet šitas SLAPP išgalvojo vakaruose ir vakaruose jį dabar naudoja teisinėse savo kovose, tarpusavio pjautynėse, o Vilmutė bando pritempti čianai ant savo, taip sakant, nuostabios, ant savo kūnelio šitą užtempti kaip tą maikutę su gėlėtų užrašą Rusny pizda. Jeigu žmogus vaikšto su užrašu Rusny pizda, kaip į jį turi reaguoti rusas? Pamatosi tokį Rusny pizda. Nežinau, aš nevaikščiau nei su užrašu Rusny pizda, nei Ukrochochol pizda, nei ten koks nors Pšech pizda. Tai yra negražu. Jeigu vaikščiau, tai vienintelė maikutė kokia ten tokia Hitler kaput. Taigi, ir man apmaudu, skundžiasi Vilmutė, kad Lietuvoje vis dar sunkiai atpažįstamas SLAPP kampanijos, o aktyvistams tenka įrodinėti, kad jie yra puolami. O dabar apie pačią laidelę. Nuorodą į šitą laidelę Jekaterinos Orlovos, kurią aš minėjau ir kurią jau rodžiau YouTube'e, aš įdėsiu į po video esantį aprašymą, kad jūs, draugai mano, nevargtumėt jos ieškodami.
Orlova ypač akcentuoja, kad mes su Valdu pasinaudojome RDK įvaizdžiu. Na, tas Российский Добровольческий korpus, na, Rusijos savanorių korpusas, kažkodėl Vilmutė neverčia jo pavadinimo, nežinau kodėl, tebūnie, bet, žodžiu, ta teroristinė gauja, kuri varo savo bizniuką, išnaudodama durnelius, norinčius pabūti traša Ukrainos žemėje. Dieve mano, koks savęs pervertinimas, tipinis rusų pasaulis, kabutėse, kai įsivaizduojama, kad atvykai į provinciją ir atvežiai didžiojo pasaulio, kabutėse, šviesą. Bet mes žmonės paprasti, tad pasižiūrėkime, koksgi tas RDK įvaizdis. Ir čia yra įdomiausias dalykas. Fotografuodamasi su tam to Denisiku ir su kitų banditų Hantu, grupuotės vadeivomis, šitie durneliai, šitie mūsų aktyvistai ir rusnipizda kovotojai kažkaip nesirūpino RDK įvaizdžių, galvojo, kad tas įvaizdis labai geras ir kad tas įvaizdis padės surinkti babkyčių, meskite babkytes. Bet mes žmonės paprasti, tad pasižiūrėkime, koksgi tas RDK įvaizdis. Na, Vilmutė, žiūrim, koksgi tas RDK įvaizdis. Kai kurie RDK nariai nėra įleidžiami į Europos Sąjungą, o po RDK lyderio interviu Dudis tai yra toksai proliberastinis propagandistas, maitinamas užsienio pinigais, kurio paskirtis yra šikti ant Rusijos ir turintis milijoninę auditoriją. Pagrindinė šikna šikanti ant Rusijos, kuris dėl aukščiau nurodytos priežasties vyko Moldovoje ir ilgo kalbėjimo apie Hitlerį, jų įvaizdis apskritai krito žemiau plintuso. Bet jisai niekiek netrukdė nei Valdukui, nei Vilmutei, nei Bartkevič, nei Fioklutei kaulyti babkių kartu su šito RDK snukiais piariniais. Tai aš rizikavau savo reputaciją rašydama apie RDK, nes esu žmogaus teisų aktyvistė, o mano rato žmonės yra absoliučiai priešingų pažiūrų. Man pasirodo, Vilmutė negi peržengė per savo kažkokius tai moralinius principus, jinai pasiaukojo, jinai kišo galvą į šūdą. O bet tai kam? Jeigu tu sakai, kad jie yra blogi, jeigu jie yra žemiau plintuso, jeigu jie yra šūdas, išverčiami žmonių kalba, tie banditai dabravolsiai, tai kodėl tu prie jų klyjuojasi, lendi pas juos ten iki glandų, bandai sulysti jiems į šikną, tam, kad paskui kaulyti su jų nuotraukytėmis savo Facebooko paskyroj, kaulyti babkių mašinoms šitam banditų grupuotį. Labai įdomu, labai įdomu. Tai per mano bendraminčio kario ir menininko laidotuvės buvo užpultas Ukrainos kariuomenės veteranas Viktoras Pilipenko ir jam iš rankų LGBT vėliavą išplėšė RDK atstovas. Ir būtent aš šioje istorijoje prastai atrodžiau prieš bičiulius ukrainiečius. Kokia pasiaukojanti Vilmutė, su visokiais marginalais, taip sakant, draugauja, sulimpa ir marginalai kapojasi tarpusavy, Vilmutė lieka kalta, užjaučiame. Mes visi Vilmutę užjaučiam. Ta kartą Ukrainoje kilo didžiulis pasipiktinimas tokiu RDK atstovų elgesiu. Taip, nes visa Ukraina žino, kad jie kovoja už europinės vertybės, jie gal kovoja už nedovaivorykštinius paradus kiekviename Ukrainos mieste ir kaime. Kai Ukrainoje buvo paskelbta, kad žuvo Denisas Kapustinas, apie jį Lietuvoje niekas nerašė, išskyrus mus su Valdu. tą istoriją gal girdėjote, kad vienas iš šito teroristų grupuotės buvo užmuštas, paskui pasirodo, kad neužmuštas, kad čia buvo informacinė apgaulinė ataka klaidinančioji, bla bla bla, kaip šaunu, visi rankutėm paplojo ir Valdukas su Vilmutė staigiai, taip sakant, puolė į ten tą
krūvą kartų naudoti šito PR-inių veiksmų ir ji dabar sąžiningai meluoja, bet nuoširdžiai visiškai meluoja, sakydama, kad apie jį Lietuvoje niekas nerašė, išskyrus mus su Valdu, nes mes, kaip žinia, apie įvykius Ukrainoje pasakojame daugiau nei vietinė spauda. Meluoja, kadangi tai buvo visose Delfidėse ir 15 kakučių. Apie Kapustiną ir Rusijos savanorių korpusą Lietuvoje žinių labai mažai. Todėl kalbėjimas apie jų garsumą kabutėse ir reputaciją kabutėse, kurį mes pasinaudojame kabutėse, yra mažiausiai keistas. Tai ko jūs ten lindote su jais ten taip bučiuotis iškrypusiu būdu. Taigi, pasikartosiu, ne aš naudojausi RDK įvaizdžių. Priešingai, aš skleidžiau žinias ir gerinau jų įvaizdį Lietuvoje. O tai tau, naudodama savo reputaciją ir aiškinama, kad kare reikia ieškoti bendrų sąlyčio taškų bei kovoti prieš bendrą priešą. Jo, tokia savotiška reputacijos gerintoja. Norėčiau sužinoti, pakelkite rankas, kas norėtų, kad jų reputaciją Lietuvoje pagerintų šūdnešys ir Myžnius Valdas Bartkevič ir pravardė Krabas ir jo draugutė Rusni Pizda Vilmutė Fioklutė. Abejoju, kad toks atsirastų net tarp visų dugninių šitų rusofobų. Kaip aš klydau, verkė Vilmutė. Tas noras žmonėse pirmiau matyti gėrį, o tik paskui blogasias savybės yra viena didžiausių mano daromų klaidų. Vargšytė, jinai visur. Kodėl tu manyje gėrio niekada neįžvelgi? Vilmutė, įžvelk, prašau, manyje gėrį. Aš jau darau gal 5 sielos klyksmo laidą apie tavo šitos skausmus ir kančias, žodin pateikdamas, ką tu kalbi, o tu mane šmeiži, tu mane apkalbi, tu mane kaltini, kad aš tave persiekiu, kad aš iš tavęs tyčios ir taip. Aš tave tiesiog, kad aš platinu tave, aš bandau tavo reputaciją nuplauti prieš savo auditoriją, sava reputacija. Aš rizikuoju savo reputaciją, kalbėdamas apie tave. Žmonės man rašo, kam šitą beprotę rodyti, ką šitą apskritai, kodėl jinai mano akiratyje yra tenai aptapšnuoti ir pamiršti. O aš vis aukojuosi, vis bandau parodyti, kokios Lietuvoje anarchizmo motinos, kokios Lietuvoje naivistinio meno korifėjas, kokie Lietuvoje yra kūrėjai, kurios pakilusios iš daržo, paėmusios Makarovą į rankas, užsitempusios maikutę Rusni Pizda ant savo krūtinės, eina į mūšį su šitais užrėmėjų pinigus nupirktais automobiliais, pageidautina pikapais ir visureigiais, 4 ratais varomais. Taigi, tas noras žmonėse pirmiau matyti gėrį, o tik paskui blogasias savybės yra viena didžiausių mano daromų klaidų. Ypač kai kalbame apie rusų pasaulio atstovus. Supratau, aš nesu rusų pasaulio atstovas, dėl to jinai mane niekina ir nebando žvelgti manyje jokio gėrio, o tik paskui blogasias savybės. Žmonės, neieškokite jokių sąlyčio taškų su tokiais veikėjais, nes būsite pažeminti, persekiojami ir žlugdomi. Prieš jūsų akis pažeminta, sužlugdyta, persekiojama, taip, niekinama, tai gerai įmitusi Lietuvos kaimo menininkė. Toliau apie pinigus. O prasideda įdomiausia dalis, ta proga, draugai mano, įkalam kavos. Pati Orlova suskaičiavo mano Facebooko įrašus ir akcentavo, rašo Vilma Fiokla, kad jų buvo labai daug. Patikslinsiu, nei Orlova, nei Rusijos savanorių korpusas už mane Facebooko įrašų nerašė. Juos rašiau aš, dirbdama neskaičiuojant valandų, ir tikrai rašiau ne apie Rusijos
savanorių korpusą, nes, kaip jau minėjau, jų įvaizdis man, liberalių pažiūrų aktyvistai, veikiau kenkė. Tiesiog po įprastais mano įrašais apie Ukrainą ir karą atsirasdavo grotažymės su Chanto vardu ir tiek. Tiesiog grotažymės ir tiek. Ir jai liberalių pažiūrų aktyvistai su ginklu lakstančiai svetimoje valstybėje ir reikalaujančiai duoti babkių, kad karas tęstųsi kaip galima ilgiau, jai matai kenkia. Kenkia. Kas jai kenkia? Taip, jų įvaizdis jai kenkia, šitų bandytų, su kuriais jinai kartu laksto ir kuriems neva jinai renka pinigus. Na, o iš tikrųjų pasižiūrėjus į Vilmutės Facebooko profilį, kiek ten yra įrašų, kiek tam reikia skirti laiko, kad tos įrašus parašyti, taip, kyla klausimų. Kyla klausimų dėl jos, taip sakant, tikrojo užsiėmimo. Taip atrodo tipiški infočigonų paklodės, kurie atkalę ranką ant taip vadinamų sročnazborų. Rusijoje irgi yra tokių veikėjų, kurie specializuojasi pinigų viliojimų iš norinčių padėti, prisidėti ir taip toliau. Neįmanoma paskaičiuoti, kaip ir dėl ko žmonės aukojo, ar dėl mano tekstų, ar dėl tos grotažymės. Taigi grotažymė, Vilmutė, mes žinom, kad yra skirta tam, kad Facebooko paieškos algoritmai siūlytų tavo tekstą tiems, kam galimai tas grotažymė pažymėtas tagas, pažymėtas raktinis žodis būtų aktualus. Tai yra, tu dėdama grotažymę su to, kurio neva tai nekenti ir kuris neva tai tavo įvaizdžiui kenkia vardu, tu viliojai pas save jo auditoriją, tu vilioji pas save tuos, kuriems jis yra aktualus. Vilmutė, nereikia durnim apsimetinėti. Valdelis tau turėtų paaiškinti ir tikriausiai paaiškino apie grotažymių vartojimą ir pinigų viliojimą. Taigi, po visos šios istorijos pažeminimo ir tampimo po teismus, jokio pikapo ar net papūsio golfo aš Rusijos savanorių korpusui nepirksiu. Todėl dar kartą kreipiuosi į lietuvius, jei jūs aukojote tikslingai Hanto pikapui ir dabar jaučiatės nusivylę, parašykite man ir aš pinigus jums gražinsiu. Kitaip šios situacijos neįmanoma išspręsti. Kodėl neįmanoma? Įmanoma. Yra tokia įstaiga, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kuri būtent tokiomis aferomis ir užsiminėja, kai yra iš žmonių viliojami pinigai, kai yra jie panaudojami nusikalstamiems tikslams, kai yra prisidengiant visuomeninę VŠI netgi įsteigtos veikla, iš tikrųjų yra kuriamas savo asmeninis gerbūvis. Mes puikiai suprantame, kad visi šitie babkių Ukrainai kaulytojai, jie kaulyje ne iš idėjos, jie kaulyje ne dėl to, kad jie labai myli Ukrainą ir nekenčia Rusijos ir nori, kad kuo daugiau rusų būtų užmušta, o visų pirma, jiems tai yra geras riebus bizniukas. Ir jiems pofik, jeigu tik tai būtų galimybė, jie rinktų taip pat pinigus tenai Moldavijos karams, Rumunijos karams, Gruzijos karams, Lenkijos karams, Suomijos, Švedijos, Norvegijos karams, jeigu tik tai pavyktų sukurti isteriją ir surinkti pakankamai daug lochų, kurie savo pinigais nori, jaučia norą pasidalinti. Na, lygiai taip pat, kaip aš kviečiu savo pinigais paremti liaudies žurnalistiką ir tuos, kurie atvirai apie visą šitą mūsų visuomenės brudą kalba. Ir
pabaigai. Nagi, kuom pabaigs Vilmutė? Visas tas įsivaizdavimas, kad jie yra pranašesni, visas tas aiškinimas, kaip mes turime gyventi, kaip turi veikti mūsų fondai, fondų rūšiavimas ir lietuvių skirstimas į gerus bei blogus yra grinasis rusų pasaulis. O, kokia įdomi Vilmutė. Jinai kaltina, kad į Lietuvą atvažiavę šitie Rusijos liberastai dalina lietuvius į gerus ir blogus. Kad tai čia yra Rusijos pasaulis. Į lietuvius skirstyti į gerus ir blogus pradėjo dar sąjūdistinė gauja. Ir 35 metus jie tuom iki šiol užsiminėja. Šitie valdžią užgrobę antilietuvišką lietuviakalbę huntą skirsto lietuvius į gerus ir blogus ir pjudo tarpusavyje. Tai čia būtent jūsų, tavo šaikos, tavo gaujos, tavo terpės metodika. Čia, kaip sako rusai, svalyvat zbalnoj galavai nazdarovui. Tai yra permetinėti savo ligas sveikam žmogui. Tai kaltinti kitą tuo, kuo pats užsiminėjai. Priminsiu pačiai Orlovai, rašo Vilmutė, ir jai pataikaujantiems lietuviams, kurie niekaip negali atsikratyti meilės geriesiems rusams kabutėse. Ji Lietuvoje gyvena svečio teisėmis. Svečio, nes savo tėvynę prašiko. Čia panašu į situaciją, kai ateini į svečius ir imi šeimininkui aiškinti, kokias šlepetes jis turi avėti ir kaip dekoruoti butą, o galiausiai dar pradedi grasinti ir tame bute įsikuri. Oi, kaip man čia įdomu, tai čia panašiai kaip Valdelis Barkevič nuvažiuoja į Sudžos rajoną ir apmiža tenai pastatytą paminklą kariams žuvusiems kovoje prieš fašistinius okupantus. Čia tas pas, ką Valdelis, Fioklos žodžiais, Bartkevič, daro važinėdamas po Ukrainą ir tenai kurstydamas vietinius hunveibinus ir banditėlius, griauti ten stovinčius paminklus, ten plėšti ten esančias atminimo lentas, niekinti tenai esančios pagarbos ženklus. Jūs nuvažiavę į Ukrainą, išgamos 2, dergėtės tenai ir tyčiojatės iš tenai gyvenančių žmonių, iš jų istorinės atminties. Maža to, jūs pereina į svieto, prisimetinėjantis lietuviais. Ta pati darote Lietuvoje, niekindami ir naikindami Lietuvos istoriją, tyčiodamiesi iš Lietuvos istorijos. Ant savęs užsitemdami ant savęs didžiausių Lietuvos patriotų maikutes. Visi, kiek ten bebesi pirštų, didžiausių Lietuvos pidrijotai yra kažkokios tai hibridinės padugnės. Ir jau visai paskutinis. Rašo Vilma Feklutė, ir tikiuosi ir mano komentaras bus visai paskutinis. Visi tie piktdžiugiai, kurie stebi šį puolimą ir susidorojimą su manimi, trina rankomis ir tikisi mano žlugimo. Pasakysiu paprastai, džiaukitės, bet prisiminkite, kad kita auka galite būti jūs. Išbujojęs rusų pasaulis, kabutėse, jūsų nepasigailės. Net jei dabar jam sulysite į užpakalį iki pusės. Žmonės, karas nesibaigė, jis tik žiaurėja, mes privalome dirbti toliau, nepaliaukite remti Ukrainos fronto, nedelsint reikia automobilių kariams lietuviams iš 33 šturmo pulko. Visų pirma, lietuviai negali būti kariais Ukrainoje, tam reikalingas Lietuvos vyriausybės leidimas. Ar bent vienas
bent vienas Lietuvos pilietis, lakstantis Kijevo judo oligarchato huntos kariniuose teroristiniuose šitose grupėse, turi tokį Lietuvos vyriausybės leidimą? Žinoma, kad ne. Ne vienas. Taip, kad lietuvių karių Ukrainos fronte nėra. Yra lietuviai Rusijos piliečiai, kurie kariauja Ukrainos fronte. Yra netgi žuvusių, yra gavusių apdovanojimą, yra tokių karių sąrašai. Lietuvių Rusijos piliečių Ukrainos fronte yra. Lietuvių karių, būtent karių, lietuvių karių iš huntistų pusės nėra. Tik samdiniai, tik banditai, tik va tokie vertelgos ir pasipinigautojai. Ir juokingiausia, kad jau kiek laiko Feklutė skundžiasi, kad jie žlugdo, kad jie naikina. Bet kuo toliau, tuo dama vis labiau žydi, tuo dama vis gražesnė, tuo dama vis labiau pamsta ir jos ševeliūra vis labiau garbanojasi. Taip kad tų požymių, kad jinai būtų žlugdoma ir naikinama, kaip tais visai nesimato. Sakyčiau, jinai klesti ir tarpsta, o ne nyksta ir džiūsta. Ir aišku, juokingiausia, tai gąsdinimas tuo išbujojusiu rusų pasauliumi, kuris, kaip supratau, yra atstovaujamos tos Jekaterinos Orlovos, Skirmanto Malinausko, Dugno Vėbelės, dar tenai visokių kitokių anoniminių profilių Facebook'e ir už jų stovinčių šitų provaldiškų ir Lietuvos valstybės pinigais finansuojamų trolių. Čia pagal Vilmą Fioklą Kiure yra rusų pasaulis. Tai yra fantastika, draugai mano, kai norint. Bet tai yra puikus pavyzdys, kai tu prasukinėdamas savo asmeninį gerbūvį, keldamas jį, vystydamas jį, tu naudojasi tom propagandiniam klišėm, kurios kažkieno buvo sukurtos, suklijuotos ir įmestos į eterį. O įmijas kaip lego kaladėlės ir dėlioja ir gaunasi tokios fantastiški, absurdiški variantai, kuriuos mes ką tik perskaitėm. Kai liberastė, anarchistė, čia kairioji, antifa visokia tokia, eina su Rusijos nacistiniais banditais, irgi tokių išskirtinai, pažvelkime tokių išskirtinai rusiškų bruožų bendroj kovoj prieš Rusiją. Taip, dar yra čia labai linksmas straipsniukas, susiradau Delfidėje į Lietuvą pabėgusi rusų žurnalistė. Deja, Rusija savo šansą jau praleido. Čia yra straipsniukas apie Jekateriną Orlovą, jisai publikuotas 22 metais birželio 1 dieną, paskui buvo atnaujintas kažkam, nežinau kam po metų jį reikėjo naujinti, bet atnaujintas, papildytas, matyt. Ir čia galite pasiskaityti, nuorodą irgi įdėsiu jau Delfidė, kad ir kokia tenai mėšlo krūva būtų, tebūnie, jeigu jums įdomu, su kuo kapojasi Vilma Fiokla Kiure, pasižiūrėk, grina rusė, kasgi abejotų, ne juodi, ten tamsus plaukai, įkypos rudos akis, visas toks veidas, nei tai uzbekės, nei tai tadžikės, jeigu joje ir yra rusės, tai duok dieve 10%. Jekaterinoje, nes daug tenai Rusijoje yra kraujo primaišyta, ten ir įvairiausių etninių tenai yra šitų kombinacijų, bet Jekateriną Orlovą Rusę laikyti, tai reikia, tai čia tas pats, kas Zingerį laikyti lietuvių. bent kažkiek būtų ten to panašumo į Rusiją.
Taigi, draugai mano, baigėme mes Vilmos Vioklutės šitą sielos klyksmą. Išeina iš kadro mūsų šaunioji, putnioji kovotoja už Lietuvą. Ir, draugai mano, jeigu jūs jau dažiūrėjote iki šitos vietos, reiškia, jums tikrai buvo įdomu. Todėl dar kartelį, pasižiūrėkite. Kadre beje, moteris save, jinai žydė yra ir atvirai žydė ir nieko, taip sakant, taip neslepia, bet ir tai jinai su tuo klasikiniu, tipiniu žydišku, jinai labiau lietuvė negu Jekaterina Orlova rusė, va taip. Netgi matant, kad jinai yra žydė, bet jinai labiau lietuvė negu Jekaterina žydė, negu Jekaterina rusė. Tai vat, jeigu jūs dar žiūrėjote iki šitos vietos, tai reiškia, jums tikrai buvo įdomu, todėl, draugai mano, prenumeruokite, jeigu dar neprenumeravote ir kol dar nepanaikintas kanalas, nes nebejoju, kad tai yra tik tai laiko klausimas, todėl bendraukime, kol galime. Taigi, šitos norėjau parodyti po kiekvienų video yra šitie visi rekvizitai į įmanomas visas paramos formas. Na ir iki kitų naujų kartų. Tikiuosi, mes susitiksime ir dar ne kartą. Ir ta proga, kad jau patiems ištikimiausiams žiūrovams, draugai mano, labai rekomenduoju štai šitą video, kurio reklamą reikia praleisti. Eik iš čia. Reklama pasibaigs, o tas video yra su egzorcistu, kuris užsiima išvarimų. Taip, dar viena reklama, atleiskite. No free time needed, just 10 minutes a day. Nexera gives you interactive bite-sized. Viskas. Taip. Kaip nutiko, kad Su egzorcistu Arnoldu Valkausku, kuris užsiima apsėstųjų išvadavimu. Ir nepaisant to, kad žydkrikščiai tai yra invazinė sekta atėjusi į Lietuvą, bet kartu, tas, kaip čia pavadinti, dvasinė pagalba ir dvasinis saugumas, jisai yra aktualus nepriklausomai nuo religinės konfesijos. Aš esu skaitęs gal porą interviu su Arnoldu Valkausku. Jie man pasirodė rimti, patikimi ir prasmingi. Ir šitą laidą aš irgi perklausiau. Ir irgi labai rekomenduoju tiems, kam aktualu dvasinis pasaulis, dvasinis gyvenimas, jį irgi susipažinti su jo nuomonė, su jo žodžiais, su jo pastabomis. Aš manau, tai yra vienas iš tų retų, adekvačių žmonių, tegu ir įtrauktų į invazinės religijos, invazinės sektos Lietuvoje veiklą. Bet šiuo aspektu jo informacija yra tikrai naudinga ir prasminga. Tai va, netgi su tokia neplanuota reklama baigėme mūsų sielos klyksmo laidą. Iki kitų malonių susitikimų.